Sveiki visi. Čia bus paskutinis jau šių metų video, kaip pas mus malūnsparniai skraido. Ferrari, Kalifornija. Korvetė sena. Aišku, ir Fusionas prie egzotinių automobilių. Gaila, Ferraris užrakintas. Tokį Ferrari galima nupirkti nuo gal šitas bus brangesnis, bet senesnius galima nupirkti už 60 000. Korvetė sena, dar mechaninė dėžė. Jau matytas Lamborghinis ir GTA. Padangytės, stabdžiai. O čia jau matosi, kad naudota pagal paskirtį. Pasižiūrim. Atrakintas. Raktų nėra. Net 4 vietos, buvo separatūra. Kažkas užsivedė. Audinė. O čia, gal šitas susives pabandyti. Pabandysim. Čia. Nu, kas papasakos ten. Naukį. Bet bėgiai viskas. Turėtų važiuoti įdomiai. Pažiūrim. R8. Gesnis Lambo. Irgi, bet maža vietos, gal taip sėdėta. Nu jo, patogi mašina. Paskraidyt mažytį būtų labai faina. Aš nemačiau, užsiveda. Galim paklausyti garso. V10 dirba. V10 dirba puikiai. Kabrioletas. Rudas salonas atrodo žiauriai gerai. Įdomesnis Viperis. Jo, tik Viperį aš neatsimenu, kaip atidaryti reikia. Gal paliksim neatidarytą, bet čia legenda. Pažiūrim geliko. Čia ne pats naujausias, bet jie kainuoja kosmosą. Mažytis. R8 salone panašiai vietos, kaip ir šitam. Raktų nėra, gaila. Bagis. Aziko durys. Žiūrim.
Urusą. Raudon salonų, baltas. O šitas raktų irgi neturi. Raminis liukas. Atrodo baisiai gerai. Pažiūrėsim daugiau mašinų. Na, dabar pasivaikščiosim po biškį prastesnių automobilių. Štelė įdomus Fordas. Čia nuo 20 metų XL paprastas. Padinis salonas. Bėdas paprastas. Salonas toks įdomesnis biški, bet jų komplektacija kai būna gera, tai čia ekranas per visą. Bet jau pilnos durys. Oda tempimui viskas. Ką turim, pabandom užvest. Jeigu jis gyvas. $24,000 ridos. Šitie kainuoja kokių 20,000 sulūžęs. Šitas. Tam langai visi. Silverado, sakyčiau. 3,500 su ratais dideliais. Kur šitas jų raktas, bandom, žiūrim. Net ir komplektacija tokia pat. Čia benzinas, bet variklis girdisi biškai rimtesnis negu Fordo. Paprastas, bet žinokit, sėdėt taip tikrai malonu, check engine. Taip, prieša. Ką toliau? Dženės, kaip ten jie. Realiai dar neteko įlipti. Taip. Jo, kvepia. Rakto aišku nėra. Salono sėdynės gražios. Panelė gan graži. Vairas. Šitas atsidaro. Bet kad būtų wow, špurlanta visą. Suburbaną, tarsi. Aš galvočiau, kad gal Suburbanas šitas elektrinį. Čia jau kitas lygis. Eskalaidas čia, atsiprašau. Raktų nėra. Čia jau variklis jaučiasi geras. Cornerstone Connection is a production of Cornerstone Chapel, Petersburg, Virginia. Nežinau kaip išjungta. 7 vietos. Stogas. Vienu žodžiu. Telikai gale. Pasižiūrėsim. Jo, vietos tai daug. Juodos lubos. Standartiniai ratai, kur nematau išmatavimo 22. Žinokit, žymiai geriau negu šitas aparatas. Dodžas. Neatsimenu, man atrodo jau matytas. Challengeris. Tai labai daug be odų. Raktai yra.
bet ir net juodos lubos. Tiesą sakant, panelė nežinau. Geriau, sakyčiau, Camaro arba Mustangas. Vanai. Fordas 350. 350. Daug visokių dalykų. Vėl kurui. Čia irgi sėdynės paprastos. Super Duty. 97 tūkstančiai ridos. Čia 450. Su 5 ratu. Pažiūrim ką, pick-up truck. Čia va kaip tik, žiūrėkit, kaip chebra gyvena, kurie vežioja mašinas. Lova. Spinta. Tai va, ant kokios lovos. Jo, čia lova tokia, žinokit. Aš neįsivaizduoju, žinokit, įsitiest čia neįmanoma. Čia reikia miegot susirietus, nebent žmogus ten ūgio 1,20 m. Tai chebra vargsta tikrai su šitais pick-up truckais. Bet užsidirba pinigėlių. Kaip tik šalia 150 XLT Sport, tai čia bus realiai galvaromas. Ir kaip sakiau, čia jau biški geresnė komplektacija. Kranų raktai yra. Žvėsim, sakyčiau, 5 litrai. Kitų spidometras visas ledinis. Čia, bet jau bėgių rankina užsilenkia, kad netrukdytų, pilnos durys. Čia jau komplektacija geresnė. Ne, čia gal bus 3,5 koksai. Bet jau taip pat tempimui viską yra. Toksai, kai toks telikas jau geriau. Nes su tuo mažu tai tenai visiškai prastos komplektacijos. Chargeris. Čia raktų nebus jos. Nebent sieks baterį. Jas labai mėgsta Amerikoje, ypač 5.7. Dirba gražiai. Ką, pažiūrim Ford Explorer. Irgi salonas super. ST Line. Čia jau ledinis. Tai užsidegs Explorer. Salonas nevadinis, čia jau viskas ledas. Variklis dirba gražiai, matosi. Nebus silpniausių. Toksai paprastas, bet žinokit, labai malonus. Kaip visada šitas vaizdas. Saulė šviečia, nieko nematau. Telefone ką filmuoju. Suburbanas, Hyundai'us. Nežinau ką įdomu. GLC 300. Ir jie saloniukas švarus. Don't forget keys. Nėra keys. Galima palyginimui, matau, ir
Ramas, ramiai, jeigu atrakintas. Irgi komplektacija bus jo. Čia komplektacija irgi gera. Ekranas. Raktų nėra. Bet jau oda. Čia komplektacija labai gera. Liukas panoraminis. Karšta. Čia daiktadėžė tai tokia važinėjanti. Žinokit, jo. Salonas toksai biškis, sakyčiau, truputį kaip ir mažiau vietos negu Forde. Šlipti sunku iš jų. Mažiau vietos negu Forde, bet toksai gan tikrai labai malonus ir dar drįsčiau suabejot, kuris, nu ką, Challengeris, betri, visur bet, o 5.7, tikrai 5.7. Nu, check engine, nieko, bet kaip, sėdynė tokia, biškė. Loading navigation. Šiaip įdomus dalykas. Čia bus tikriausiai RT ar kažkas tai. Bet jau 5.7. Šiaip tai galima pasižiūrėti aparatūrą. Nenoriu pritraukti. Telefonas. Tai paieškom. Variklis 5.7 Hemi. Nieko. Realiai kažko tai nieko nedaryta. Standartinis. Standartinis. Žiūrim toliau. Ką įdomaus surasim. Tuninginė Corolla SE. Šiaip, realiai žinokit, atrodo tikrai neblogai. Pabandom gal atsivest, gal ir duslintuvas sudėtas, koks įdomesnis. Rakto aišku nebus. Bet žinokit, nu aišku, norėtųsi odinių sėdinių. Bet panelė oda balta. Čia jau gal apsiūta, nes kažkaip keista būtų. Panelė apsiūta odinė. Juodos lubos, o sėdinės paprastos. Taip. Einam toliau ieškot. Dodžamas biški senesnis. Nu, pabandom, bus jums sulyginimas su nauju ir čia truputį bus paprastesnis ir faros matau. Bet ratai uždėta. Ja, čia biški paprastesnis, bet jau ekranas irgi didelis. Šitas ekranas vaizdo duoda labai gerai. Dizelis. Labai tyliai dirba. Salonas oda. Liuko nėra. Panelė paprasta. At jo, čia Forde kažkaip biški daugiau vietos yra. Tai labai geros komplektacijos. Jo, Dodžamas gal net ir, nu, aišku, sulyginti reikia su labai gera komplektacija šito Fordo. Kai atsisėdi į Fordo geras komplektacijas, praeituose videose matė, tai irgi žiauriai. Tacoma, kaip mūsų Hiluxas.
vargšė. Viduje čia statybininkų gal kokių buvo ar kažko tai smirda baisiai. Ratai tininginiai. Nu ką, žiūrim kitą pick-up truckerio automobilį, kažin bus. Vėl su lovom 5500 ramas. Ne, čia salonas atgal, sudėtas sėdinės čia. Jausia. Jo, lova skersai mašinos, tai vat įsivaizduokit, kaip chebra gyvena. Bet čia jau super komplektacija, odinė panelė. Kažkas stabdžiam. Čia dizelis biški toksai galingesnis. Bent duslintuvas geresnis. BMW X6. Šiandien šitam aukcione salonas toksai bordinis, kristalinės bėgių perjungimas. Nu jo, bet žinokit, išmetimas. Net čeko nėra, keista. Na jo, čia išmetimas jau toksai padarytas geresnis, bet salonas kažkaip nuotraukose, sakyčiau, žinokit, nelabai gerai atrodys, bet realybėj salonas labai gražus. Ką daugiau pasižiūrėsim. Čia dar turim kažką tai, kur žemiškesnių mašinų. Net ir tokių nudegusių, salūžusių pilna. Nors čia Mannheimas, tai kaip ir žymiai geresnių mašinų, sveikų mašinų aukcionas. Bet ir čia pasitaiko visko. F15, F30. Gražus, juodas, M paketas. Ledinės faros 330. Ką čia gero, net nėra juodų langų. Jau feisas. Tikriausia turėtų būti jo faras, jau metų bus geresnių. Ką čia? Faras taip pat ledai. Daugiau X5. Bet X5 šitie irgi juodas salonas. Kvapas nėra toks labai geras. Ką? Bus 5 litrų. Nėra check engine. Ledinis spidometras. Harman Kardon aparatūra. Visai gražus, bet Mannheime pirkti juos gan brangu. Aišku, iškrenta visko, bet geriau Koporte. Ir pasižiūrim Z4. Šito Z4 gražios. Kabrioletas. Balta. Taip, žiūrim. O, čia yra
nėra. Kaip per 8 vietos. Kaip nuleisti. Na, pasižiūrim, kur stogas atsidaro. Nieko nereikia, Mustangė, tai reikia dar. Ar rimtai kur stogas surasim, ar ne? Čia ne. Mat gražu. Kaip surast, kur stogas atsidaro, pabandyti. Kondicionierius veikia. Šiaip dirba gražiai. Ir 115 tūkstančių. Ja, kur stogas atsidaro? Parkingas. Na ką, pagaliau įprastai. Bet be stogo kaip atrodo. Kodėl neužsidarė iki galo? Kažkaip aš galvodavau, kad jos nėra tokios gražios, bet visai gerai. Z4 dirba gražiai, 3,5, 35 indeksas, tai bus gal 3 litrai. Ką galiu pasakyti, visai patiko. Uždarom. Stogas kietas. Žinokit, kas nori kabrioleto Z4 tokią tikrai verta pažiūrėti. Cayennas, faros labai dažnai išdegusios. Ir Floridoje šitas salonas, kaip ir kažkada sakiau, yra pliusas. Raktą turim. Ir kažkodėl spėjau. Ne, užsiveda. Bet paprastas liuko nėra. Check engine nėra, nieko nėra. Purvinas visas. Odinė Q5. Odinės salonas gražus. Na ką aš jums pasakysiu, chebra, BMW vis dėlto yra BMW. Audi. Viskas gerai su ja, gražu. Bet ne BMW. O šitie CTS. Cadillac įdomus. Šiaip jie mieste pamačius, juos tikrai, žinokit, atrodo gražiai. Tokias baltas, pilkas salonas. Variklis girdisi, kad bent jau V6. Andiškės veikia, viskas veikia. Check engine nėra. Odinis jau biškai pasitrinęs salonas. Bet šitie Cadillacai gražus. Nu, pasižiūrim didesnį Cadillacą. Ne, čia jau kaip Escalade salonas. Šiandien naujesnis.
3.6 variklis vis. Jo, bet šitie atrodo tikrai gerai. Ypač mieste, kai pamatai, tai jie žiūrisi žiauriai gerai. Čia dar ratai paprasti. Užsideda chebra ratus geresnius, tai ir tikrai nėra brangus. Kažkam, jeigu įdomesnė mašina, ne kaip kaip kiekvienas, kad BMW ar kažką, tai Cadillac'ų. Žiūrėkit. Katinas. Ir ką, Chevroletas iškeltas, katinėlis pabėgo. Iškeltas, dėžė vidui. Statybininko. Salonas toksai paprastas. Čia nėra gerų metų tikrai. Bet ratas jau tvarkytas. Iškeltas nemažai. Vien tik tai iškelimas jo kainuoja. Iškelimas ratai nuo $5,000 ir viršun. Ratai dideli, aišku, vienas tenai kiti, bet pasižiūrėjau. Šiaip važiuot visai įdomu, bet aš gal jeigu kelčiau, tai biškį mažiau ir nedaryčiau tokių plačių ratų išneštų. PVZ kaip šitas, nematau kas. Silverado. Jisai pakeltas, ratai gražus. Nelabai gražus po tų, mažiukai, bet jisai pakeltas. ZZ1. Šitas ramas nepakeltas, tik ratai uždėti. Parkuotis ar kažką tai, žinokit, chebra trukdo. Salonas paprastas. Čia bus, neatsimenu kokie varikliai eina, bet virš 5 litrų ar 6 litrai. GMC būna tas pats, bet esmė būna komplektacijų biški geresnių. Dodge'as. Dodge'as jau irgi su odinė panelė. Limited Edition. Odinės sėdynės. Dodge'ai labai gerai. Taip, einam toliau. Turim ir tokių automobilių. Gal kam reikia? Yra draugų siemančių tokiais verslais, tai viskas tvarkinga, viskas gražu. Aišku, jo siuntimas būtų nepigus, nes labai ilgas, tai aš įsivaizduoju kaip didelio SUV. Camaro stovi. Pažiūrėsim. Šitie Mercedesai gan nebrangus. Aišku, žiūrint tokį Mercedesą ir Camaro, LT1, ratas kreivas. Biškį gavęs, padriftino gal chebra. Ir dar manual, ne manual. Sives. Ne, 4000, kem 7000 ridos. Tarkim, sulyginus su Challengeriu, salonas Camaro 100 kartų geresnis. Realiai ir pati mašina, bent jau man labai daugam Challengeriai patinka. Jie tikrai gražus, pasižiūrėjus miestė, susitinki kažkokių biškį patininguotų. Jie atrodo super. Bet aš tai pasirinkčiau
Camaro arba Mustangą. Iš tokio tipo mašinų. Kas čia 328, net neišvalyta, telikas pasiimtas. O, bet ten performance, Ali. Pėdinės faros gal, ne? Ali, tikrai lipdukų daug. Mašinų. Kad suprastumėte, tai čia dar ne viskas, ką matot. Tokie mersai. Realiai biški daužtus už 4-5 tūkstančius. Galima nupirkti. Makanas susėdęs, Mustangas GT. 5 litrai. Toksai ratai čia jau tipo kaip GT padaryti. Faros įdomios tokios. Kas per pas juos dažnai salonai tokie paprasti ir manual. Koksai mygtukas. Čia nežinau kam. Ką galiu pasakyti? Jebra. Šaltas, aišku, garso duoda daug. $3000 rida. Duslintuvas toks garsus, tikrai garsus, kaimynai nebūtų patenkinti. Šitie BMW gan brangus, aš bent kiek žiūriu. Žakintas. Tokį džipą galima, kam patinka. Čia stogas, tai va, ir džipas, ir kabrioletas. Gal tokias su kuzovu, ką čia reikia. Vien tokie, įdomus, bet va, tarkim, be kuzovo įdomiau. Čia metų tik tai jau gerų panelės, viskas tai kainuos. Rubikonas, jo, irgi. Ir papurvintas ar dažytas, matas. Diskai dažyti, žodžiu, ruoštas pardavimui ir neišplautas iki galo. X7. Realiai X7, kiek žiūrėjau, galima nusipirkti 27 000. Šitą nenusipirksi, čia naujas. Čia žvedimas. Užsivedė labai gerai. Brought to you by the Huntsman Mental Health Foundation, the Arthur M. Blank Family Foundation, and the Ad Council. En vivo desde los estudios Anajar. Jo, čia pats naujausias X7. Iš karto boosteris pastatytas. Ką, einam toliau. Amerikietiški džipai. Fordai, Chevroletai. Žygiuojam toliau, žiūrim, ką rasim dar kažką įdomesnio. Senas Ranger Sport. Aš įsivaizduoju, jau kaina tikrai nedidelė, čia toks jau. Bet salonas, aišku, panelė nuo saulės. Ką daugiau pamatysim, X3.
Faros paprastos, Cayennas, Face'as. Faros paprastas, tai bus jau ir salonas. Salonas pusė velnio. Liukas. S-Drive gal varomas. O, antras BMW. Oda. Salonas paprastas. Oda. Panelė neodinė. Jetta. O, kad mačiau kažkur tai dar. Kur mačiau. Senesnė trojkė kabrika. Mačiau ir matau. Wrangleriai populiaru. Čia brezentinis stogas, bet tai kur su kietu stogu, tai galit ir žiemą ir vasarą puikiai naudoti. Ir tokių yra, jos realiai kainuoja tikrai nedaug. Ne kabrikas, aš kažkaip iš toliau pažiūrėjau, lyg ir kabrioletas. Ten daugiau nieko nematau, einam toliau pasižiūrėti. Mergaitė važinėt. Mini Cooperis S. Dar ir variklis bus įdomesnis. Čia sėdinė pritraukta, nelabai noriu sėsti. Range'as. Čia irgi gal sportas. Dislintuvai. Šitas jau, žinokit, ratukai geri. Wow, gražus raudonas salonas. Ką mes čia turim? Čia įdomu. Lobbeterį, dėl to tai nenoriu įsivesti. Salonas raudonas, liukas, panoraminis. 100 000 mylių rida, jau bidoka, durys net nesuteptos, bet vaizdas, ratai, viską tikrai įdomus. Dar vienas Mini Cooperis biški palaužytas. Kabrioletą tokį būtų įdomu nusipirkti. 4 vietos. Taip, žiūrim. Kaip čia, ką? Raktas užrakintas, gyvybės neduoda. Mašina mažumo, tai aišku, po miestą lakstyti su tokiu. Dar biški toksai tininguotas, sakyčiau. Po miestą su tokiu lakstyti būtų super. 4 BMW's kabrioletas. Salonas matau rudas. Atrodo gerai. 435, jeigu neklystu. Pasižiūrim, ar veikia stogas. Stogas veikia, bet Z4
Z4 greičiai, visi dar aišku šitą gerai, kad check engine. X-Drive'as 435. BMW garsas, nu, pažiūrim, kaip pasidarysi. Nuo stogo dulkių į akis prikrito. Įdomiai. Bet labai kažkaip ilgas laikas. Gerai, kad kietas stogas. Užsidarė. Langus uždarom, benzino daug, padangas reikia tikrinti. Irgi kabrioletas čia puikus ir žiemą, ir vasarą. Nemažai BMW Lexusas. X3 būna labai nebrangių. Kažkur pamečiau, turėjau, mačiau jūsų mėgstamą Durango, bet aš kažkaip tai jį kažkur tai arba jau pervarė. Čia ruošiama linija rytojaus aukcionui, antradienį, ketvirtadienį. O salonas labai gražus, odos spalva. Bet Lexusas jau toks pagyvenęs. Darintis. Senas 6 BMW'as. Jų kainos jau tik tai kyla, jeigu jie geri. Čia medžiaginis stogas. Bet mašina atrodo tvarkinga. O, su kranu vienas. Ten jau eilė mašinų matosi. Kažkur tai Durango pražiopsojau. Norėjau aš jums pafilmuoti, bet taip ir neberandam. Vėl malūnsparniai čia jau krūvos skraido. Pabandysiu dar tenai žiūrėti, gal surasim kažkur kažkokį Durango. Na, va čia vaduotas jau iškeltas gerai. Jo, Makaba. Ledbaras. Longhorn. Odinė panelė. Liukas. Atkreipkite dėmesio, kiek vietos gale. Čia atstumta sėdynė, bet kas tilps. Bėda uždengalas. Ir jie iškelti. O čia 2500, tai čia jau bus brangesnis, bet 1500 tokį galima nelabai brangiai nupirkti. Nu, aišku, priklauso viskas nuo metų. Pacifikos irgi populiarus dalykas. Salonas tvarkingas. 7 vietos. Variklis nedidelis, bet kaip matot, telikas geras. Jų irgi yra daug. Čia matosi, metų gerų bus šitą. Jų irgi daug. Subaru. Tikrai verta pirkti ir ypač ten gerų metų. 7 BMW'as G. Galvojau, važinėjasi chebra, bet čia ne, darbuotojai gazuoja po aikštelę.
aikštelė žiauriai didelė. Grand Cherokee. Irgi dar geriau iš Koparto pirkti. Pusiaudinis salonas. Dar vienas. O mašinos nesibaigia, net ir Volkswagenų yra. Kaip pralys dabar praėjęs BMW. Galima surasti ir tokių Dodge'ų. Jo, čia jau labai senutė mašina. Bet įdomi. Na ir pabaigai tokia korvetė. Nu, atsidarės. Jo, atsidaro. Raudonas salonas. Mechaninė dėžė. Įsiejamas stogas. Karboninis. Jo, duslintuvai atrodo labai agresyviai. Pabandysim, jo, čia. Žinokit, nu, maloniau tikrai negu R8. Čia buvo šitas. Kaipgi tas, kur filmuoja visus viską. Bagažinė. Tokie dvi vietos sėdynės. Jo, jaučiasi kaip tikrai pabandom. Kodėl tu nenori įsikurti? Įsijungia. Taip, prieš. Press clutch to start. Bose aparatūra. Chebrytė. Čia mašina super. Kažkada pabandysim ir test drive su tokį padaryti. Na ką, šiam video ir šiem metam viskas. Bus paskutinis video. Daug mašinų. Sekančiais metais pasistengsiu padaryti daugiau kontento. Žiūrėkit, sekit, spauskit like, komentuokit ir visiems linksmų naujų metų.